Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti, kaip susikonstruoti paprasčiausią atverstinę apykaklę arba dar kitaip šnekant, paprasta palaidinukės apykaklė be jokių kitokių papildomų ten dalių ir sudedamųjų dalių. Šita apykaklė dažniausiai yra daroma, kai palaidinė jau turi užsegimą. Ko mums reikės? Kaip ir konstruojant visas apykaklės, mums reikia išsimatuoti nugaros priekaklį nuo lenkimo linijos iki siūlės, ne iki užlaidos, plus priekio priekaklis nuo siūlės iki priekio centro. Neskaičiuokite, čia dar eina užsegimo ten tokia dalis, bet iki priekio centro. Pas mane nugaros priekaklis plus priekio priekaklis lygu 9 plus 14 lygu 23 cm. Mums reikės nusibraižyti štai tokį statų kampą. Aš braižau mažesniu dydžiu, tam, kad būtų patogiau jums parodyti. Atidedu 23 cm. Čia yra mano taškas A, čia yra mano taškas B ir čia yra 23 cm. Tada iš taško A jums reikia pakelti į viršų 3 cm. Pakeliam, žymim tašką C. Šitą tašką C jungiu su tašku B. Brėžiam tiesią liniją. Šitą atstumą dalinu pusiau ir žymiu tašką. Dabar braižysiu apykaklės apatinę dalį. Šitame taške apykaklė eina kaip status kampas, stati linija. Čia jokių būdų negali būti smailo kampo. Tada jinai lenkiasi ir artėja va štai prie šito taško. Čia jinai susikerta ir po truputį jinai važiuoja į apačią ir švelniai pereina į va štai šitą horizontalę. Ta linija, jinai neturi būti stipriai išgaubta. Čia yra apatinė apykaklės linija. Ant jos atidedu 9 cm. Tai yra pečių siūlės įkirpis. Reikės jį sutapdinti, siuvant su pečių siūle. Į viršų nuo taško C atidedamas apykaklės plotis. Nugaroje apykaklės plotis visas. Atverstas plotis yra maždaug nuo 6 iki 8 cm. Nuo 6 iki 8 cm. Pasižymim, vėl braižom statų kampą. Jeigu jūs čia atidėsite 6 cm, tai perlenkta apykaklė, o jinai nugaroj persilenkia, jinai bus gatavam 3 cm pločio. Jeigu norite, kad jinai būtų platesnė, pavyzdžiui 4 cm pločio, atidėkite 8 cm. Štai šita linija bus ties nugaros vidurio linija ir tai bus lenkimas, apykaklės lenkimo linija. Tada iš taško B mums reikia nusibraižyti štai vat šitą vat liniją, va šitą kampą. Kuo jūs liniją pasirinksite va taip vat gulstesnę, labiau artės jinai prie horizontalės, tuo atstumas tarp šitų kampų bus mažesnis. Imam tiesiog vidurkį, nusibrėžiam. Tada reikia nubrėžti apykaklės viršutinę liniją. Jeigu apykaklė yra siaura, ją galima daryti viršutinį kraštą kaip lenkimo kraštą. Irgi kaip vienas variantas, bet aš ją padarysiu sudėtingesnę, padarysiu su siūle esančia viršuje. Pakol kas jinai eina kaip horizontalė, po to jinai pradeda švelniai lenktis ties pečių siūle, jinai pradeda lenktis ir mes braižome kampą. Tokio pločio, va štai šitas atstumas yra mūsų apykaklės, kiek mes norėsim va šito ilgio. Nusibrėžiam, braižom viršutinę liniją. Pamatavimui aš dažniausiai visada išsikerpu šiek tiek didesnę apykaklę, su didesniais kampais, platesnę apykaklę, tam, kad po to galėčiau ją pakoreguoti. Tokių apykaklių detalių jums reikės 2.
viršutinės ir apatinės. Tikiuosi, mano pamoka buvo jums naudinga. Jeigu taip, paspauskit like ir susitikim kitą kartą. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė.